Po ilgos pertraukos ir vėl trumpa fizikos paskaita. Labas! Ar žinojote, kad neseniai užfiksavome eilinį Saulės žybsnį? Ir šiandien, penktadienį, gegužės 31 dieną, mūsų Žemė gali pasiekti G2 kategorijos geomagnetinė audra. Ir dėl to, mielieji, mes turime dar vieną šansą stebėti Šiaurės pašvaistę. Šiandien. Ne tik Žemėje, aišku, bet ir bet kurioje planetoje, kuri turi atmosferą ir magnetinį lauką, galima stebėti pašvaistės. Ir jau aišku, ant žeminių teleskopų dėka esame užfiksavę ne vieną gražų pašvaistės vaizdą iš Veneros, Marso, Jupiterio, Saturno ir Urano, Neptūno viršutinių atmosferos sluoksnių. Aišku, pašvaistės spalva tose planetose priklauso nuo atmosferos sudėties. Pavyzdžiui, Jupiteryje pašvaistė bus mėlyna, o Saturno turės tokią oranžinę, geltoną atspalvį. Ir visų šių stebimų pašvaisčių aurorų priežastis yra viena. Tai yra mūsų Saulė. Nors Žemė atrodo nuo Saulės skiria net 150 milijonų kilometrų, bet tie audringi procesai, kurie vyksta Saulėje, visgi turi poveikį ir Žemėje. Ir šio poveikio rezultatas ir yra stebima pašvaistė. Minėtieji audringi procesai, tai yra Saulės pliūpsnių bangavimai, vyksta cikliškai, su 11 metų tarpsniais. Ir kai Saulė kaupia eilinį savo aktyvumo maksimumą, vis dažniau įvyks Saulės žybsniai ir vis dažnesni bus elektringųjų dalelių išmetimai į erdvę. Šiaurės pašvaistė tai reiškinys, kuris susidaro dėl sąveikos Saulės vėjo, srauto iš krūtų dalelių, tai yra daugiausiai protonai ir elektronai, ir Žemės atmosferos. Saulė nuolat siunčia į kosmosą elektriškai krūtas daleles. Ir šios dalelės keliauja per mūsų Saulės sistemą, įskaitant ir Žemę. Ir Žemė, aišku, turi savo tylųjį sargybinį, tai yra magnetinį lauką. Tai yra jėgos laukas, kuris kyla iš planetos branduolį sudarančių skystos geležies srovių. Ir jis veiks kaip skėtis. Tai yra kaip su skėčiu mes galime prisidengti nuo vėjo ir jis mus apipučia. Tai taip ir Žemės magnetinis laukas yra savotiškas skėtis, kuris nukreipia į šalis Saulės vėją. Saulės vėjo dalelės nukreipiamas Žemės magnetinio lauko link poliarinių šviesų zonų, kurios yra aplink Žemės magnetinius polius. Keliauti link polių nėra taip lengva, savo kelyje Saulės vėjo dalelės energingai susiduria su atmosferos dujų molekulėmis. Ir šis susidūrimas būtent sukelia tos atmosferos molekulių energijos padidėjimą. Bet taip jos neužsibūna ilgai, nes molekulės vėliau grįždamos į savo pradinę būseną išspinduliuoja energiją šviesos pavidalu. Ir ši šviesa ir sukuria matomą Šiaurės pašvaistę. Dvi labiausiai paplytusios Žemės atmosferos dujos yra azotas ir deguonis. Žalia spalva, kurią matome auroroje, švyti deguonis, o azoto atomai skleidžia violetinę, mėlyną ir rausvą spalvą. Nors Šiaurės pašvaistės dažniausiai matomos poliarinėse platumose, netoli magnetinio ašigalių, vis dėlto, kuomet yra vidutinė ir stipri geomagnetinė audra, atsiranda šansas. Tai ir šiandien mes turime tą šansą pamatyti tokį grožį mūsų šalyje, Lietuvoje. Taigi šiąnakt, jeigu mums pasiseks, mes stebėsime tas Šiaurės pašvaistės ir vėl. Gražaus vakaro ir iki kitos trumpos fizikos paskaitos. Iki!